Pernai pradėta įgyvendinti Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos 3 krypties kaimo atnaujinimo ir plėtros priemonės azbocementinio šiferio stogų keitimo programa aktuali ir šiais metais. Iki birželio 28 dienos dar galima teikti paraiškas ir seną sveikatai kenksmingą gyvenamojo namo stogo dangą pasikeisti nauja, pasinaudojant kaimo plėtros fondo parama. Dėl techninio statybą leidžiančio dokumento, jeigu tai namas stovi nesaugomoje teritorijoje, nepriklauso kultūros paveldui ir kaimas yra nedidelis, tai yra nesiekia 3000 gyventojų, jam to statybos leidimo ruošti nereikia. Keičiant kaimo vietovėse esančių gyvenamųjų namo stogų dangą gali būti kompensuojama iki 50% naujos stogo dangos, difuzinės plėvelės, papildomų stogo dangos elementų bei lietaus nuvedimo sistemos kainos be pridėtinės vertės mokesčio. Tačiau maksimali paramos suma vienam projektui negali viršyti 10 000 litų. Kokią stogo dangą rinktis, sprendžia pats pareiškėjas. Tačiau parama teikiama tik tais atvejais, kai Lietuvos Respublikos teritorijoje perkama nauja stogo danga. Be to, su mokėjimo prašymu būtina pateikti tinkamus pirkimo dokumentus. Buvo seniems žmonėms truputį problema, nes jie viską įsivaizduoja, kad reikia pirkti grynaisiais pinigais. Mums reglamentas neleidžia ir taisyklėse pasakyta, kad visi atsiskaitimai turi vykti per bankus arba atsiskaityti mokėjimo kortelėmis. Šiemet įsigaliojus priemonės įgyvendinimo taisyklių pakeitimams Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programoje numatyta parama asbestinių stogų keitimui gali pasinaudoti ir kaimuose esančių daugiabučių namų gyventojai. Taip pat nuo šių metų tinkamų finansuoti pripažįstamas ir būtinų asbestinių atliekų transportavimo ir regioninių atliekų tvarkymo vietos bei galutinio atliekų šalinimo paslaugų pirkimas.